Ačiū Dievui, kad ant naujoko krikšto nepapuoliau. Ačiū tau. Žinai kaip būtų? Ramoška podcast'e užėstų mane. Sakiau, kad tai bus. Čia Sveiki Lietuvos ryto fanai, esam Estijoj, Rasilos trasoj, tai yra apie 7-8 valandos kelio nuo Vilniaus. Čia vyksta pirmas Baltijos dviračių čempionato etapas, varžybos čia vyksta jau 3 kartą. Ką, ten vakar vakare mechanikai sanką pakeitė, šiandien čia. Nežinau, galbūt reiktų jau pavadinimą keisti komandos iš Drifts Happens į kokią nors Sankabos Happens team. Sveiki visi, labai malonu turėti antrą vietą, kadangi kvalifikacija įvyko ne super. Great success. Coca-Cola versijos turi vandens? Nėra tepalų. Čia rodo 2 barus. Nieko blogo nerodė. Tepalą ar kūrą? Ai, ką.
Ai, gal net taip pasižiūriu. Ai, ne, 0. Gerai pasakys, kad jau gali eiti. Papuolėm ant visų stiprių vairuotojų. Pagrindinis, dėl kurio rankos drebėjo, buvo Gustas Valainis. Linkėjimai jam. Aš to ketvirto žiauriai per anksti persimečiau. Jo, ir aš gaunu, žiūriu, kad tu to spininsi ar kas čia vyksta. Ir žiūriu, žinai, ratą tavo paliečiu ir viskas. Neturėjau, važiuoju. Galvoju, pasitikėsiu, spyriau, per sankalą nežiūriu, niekur nebenuvažiuoju. Nu, aš ten metuosi trumpą rūčką, žinai, nes kitaip išmeta ratą. Tai. Nes aš tipo sulindau, ten per naugok ir yra tokia labai mažiukų kampų ir tipo tu persimeti, taip šveitai dar ručką pasiekti, jos tokį mažiukų, norėjau nersimti. Bet ten gali natūraliai gaunasi tiek prie durų, žinai. Nu, jo. Aš tai jau nenardu, kad senas. Ačiū Dievui, kad ant naujoko krikšto nepapuoliau. Ačiū tau. Žinai kaip būtų? Gramoška podcast'e užėstų man. Čia aš jau važiavau. Tai kaip ilga, bet susikampinam sustoja. Nu nelysiu, šikinikė. Du automobiliai komandos papuolė ant podiumo. Andrius Vasiliauskas vairavo Sandros automobilį. Sezonas prasidėjo ne super, sakykim. Šiek tiek perdegiau Vokietijoje Drift Kings čempionate. Gal šiek tiek slėgė spaudimas čempiono, ten visokių užklijavimų. Ir labai džiaugiamės, kad pavyko reabilituotis. Randų tikrai nemažai, bet buvo verta. Ir labiausiai dėkui komandai, Sandrai už galimybę važiuoti, Drift Happens, Kęstučiui Kelpša, Marius Garbaravičius, Kebabui linkėjimai, jūs jo nepažįstat, bet žino jisai, jo dvasia mane stumė pirmin tik tais, norėjau rodyti, kad aš geresnis už jį visą laiką. Eik, šmirgėlį. Pakalbėjau su keletu drifterių. Tai dabar įdedam jų komentarus apie trasos gerumą, nes yra pasikeitus nuo pernai metų. Semi-pro trasa, tai kaip semi-pro tai 8. O kaip pro? Neįmanoma vertinti. Mašinų gadinimus. Nežinau, gal duočiau kokiais 8. Iš 10. Ok. O pernai metų, kur buvo ten ta kita, tu čia važiavai, man atrodo? Jo, važiavau, bet su kita mašina. Šiaip gal netgi labiau to patiko, nes tokia labiau kaip pro skaitos. Sena? Jo, sena. Dabar 6 duočiau. Nes, pavyzdžiui, praeitais metais, kai iš kitos pusės važiavom, tai žymiai įdomiau, bet dabar ten kartingų trasą pastatė, tai dabar gaunasi, kad pradžia lėta, galas greita. Galėtų būti geriau. Rezultatai apie trasos gerumą yra tokie. Kalbant apie stebėjimą, tai sąlyginai šiek tiek panašu į Mondelo parką, be tribūnų. Trasa yra tokia šiokioj tokioj dauboj, gal pavadinkim, ne viską tu labai gerai matai kaip žiūrovas, bet atmetus tai, kad nėra tribūnų su stogu ir priėjimas iki tų tribūnų yra per žvyrą, tai taip sakant, jeigu palyja yra liūdna, nežinau, turbūt kokius 7 balus mes čia galim tai trasai parašyti. Parkavimas yra tenai, jis yra ant žvyro, bet bent jau ne ant molio. Tai tarkim, jeigu net ir užlyjo, tai tikrai daisit pieškom nelabai įsipurtinę batus. Tai sakykim, 4 balai. Kalbant apie maistą, yra neblogas pasirinkimas. Bariukas, viena večikė ten už kampo, yra kita večikė.
tai tikrai čia be problemų galim parašyti 4, o gal net ir 5 iš tikrųjų. Su pramogom yra tikrai geriau negu buvo pernai. Tai yra RC driftas, atsirado kartingai. Tai drifto fanas čia tikrai ras savo veiklos. Gerai, šaunam 5. Kalbant apie medijos darbą, tai labai nesunku prieiti turbūt į bet kurią terasos vietą. Leidžiama skraidyti dronų be problemų, kol nedarai didelių nesąmonių. O su medijos kambariu yra tokie niuansai, nes jis yra šiaip yra tokia kaip ir antram kambarį, o ten toks kaip ir medijos kambarys, kaip ir teisėjų kambarys. Tai toks pem ant pem, tai tave įleis, tai neįleis. Tai sakykim taip, medijai duodam 4 balus iš 5. Atmosfera tai Estija iš tikrųjų faina yra. Žmonės draugiški, teisėjai draugiški, daug orgų. Tikrai galima lėkti ir turėti gerą laiką. Ir duodam po tokį rezultatą mūsų reitingė. Sekantis pasimatymas bus Kerniekuose. Viskas.